Sveiki, balandis visiškai į pabaigą ir noriu pasidalinti šio mėnesio savo užsakymu. Tiesą sakant, dėžę balandžio užsakymo gavau dar trečiadienį, bet laiko ir įkvėpimo įsipakuoti ir viską peržiūrėti atradau tik tai šiandien. Turbūt kažkaip per savaitgalį pasikrovus saulės energijos, gavus dozę vitamino D ir nuotaika kitokia, ir įkvėpimo daugiau. Tai visą laiką labai džiaugiuosi savo tą dėžutę, kalėdomis kiekvieną mėnesį. Ir noriu pasidalinti, ką aš užsakiau šį kartą. Šį kartą dėžutė ir užsakymas labiau yra rūpinimuisi namais. Tai lojalumo programa apskritai yra įsipareigojimas tau, įsipareigojimas rūpintis savim, savo artimųjų sveikata, savo namų sveikata ir savo visa aplinka. Tai šį mėnesį buvo labai daug gerų akcijų, labai tokių patrauklių akcijų. Ir aš jomis ir susigundžiau pasinaudoti. Tiesą sakant, aš kai formuoju savo užsakymą, visą laiką einu ir žiūriu, kas yra tą mėnesį, kaip mėnesio pasiūlymai, nes jie tikrai būna dažnai apgalvoti ir labai naudingi, vertingi būtent tam mėnesiui. Balandis yra, pavyzdžiui, švaros mėnuo, tai buvo daug labai naudingų pasiūlymų švaros prekiam. Tai buvo akcija perki 2 ir tada 20% nuolaida, tai aš pasinaudojau ir užsisakiau skystą skalbiklį Tifso. Jisai yra Tifs kvapą praturtintas ir čia yra koncentratas, tai aš jį visą laiką dar praskiedžiu perpus ir taip padidinu dozę iki 2 kartus. Žinau, kad kai kurie ir 3 kartus trečdalį skiedžia. Aš kažkaip pagal savo vandens kietumą esu atradus, kad man yra tas pats priimtiniausias skiedimas iš 2 ir dar dadedu 1 kamštelį Tifs universalaus skalbiklio. Tai jį irgi jam pasinaudojau 10% nuolaidą, tai paėmiau, tas yra toks universalus. Iš jo galima pasidaryti daug įvairių ploviklių, irgi su tam tikra koncentracija panaudojant, paviršiam valyti, tai turiu aš tokį ir virtuviai, ir vonioj, ir naudoju, tarkim, atskiedžiant ir tam tikrom formulėm. Jeigu kažkas įdomu būtent vienokios arba kitokios priemonės pasigaminimo savo formulę, tai jūs pakomentuokit, paklauskit, aš tikrai pasidalinsiu receptais naudingais. Taip, tada kita irgi akcijinis dalykas yra Golden Turmeric gėrimas. Tai ciberžolės gėrimas, kuris yra padarytas pagal formulę, kai kurkumina mūsų organizmas šitokiu pavidalu įsisavina 24 kartus geriau negu vartojant kitais būdais. Praturtinta čia dar yra ir eteriniais aliejais. Tai tikrai ir labai skanus, geltonas toksai gėrimas. Dar aš su juo mėgstu daryti chia pudingą, būtent su kefyras chia, ir pridedu Golden Turmerico truputėlį miltelio, tai toks labai ir geras skonis, ir spalva gražiai gaunasi. Ir irgi skaninu, yra džiuva Power milteliai, tai tarkim jie tokie kepenų ten sveikatai, kam yra reikalinga, ir kai jeigu kokteilius kokius darom, tai jie būna nelabai gal skanus, tai Golden Turmericas labai labai puikiai paskanina, nes turi tokį mango skonį. Taip, dar vienas, šito produkto nesu bandžius ir labai norėjau išbandyti, yra irgi Tifs linijos vaisių daržovių ploviklis, kuris pamirkius pašalina iš vaisių kenksmingas medžiagas. Merginos labai, kas naudojo, dalinosi ir gyrė, kad tikrai labai labai veiksmingas. Jisai liktai toks nedidelis atrodo, bet čia yra irgi koncentrantas, jo labai nedaug reikia pilti ir ilgam užtenka.
Tai va, tai buvo noras išbandyti ir kai buvo akcija, buvo visai gera proga išsibandyti. Dar vienas švaros dalykai, tai irgi, kur 2 perki ir 20%, tai indų ploviklis. Irgi esu pamėgus šitą ploviklį, nes jisai beje, vat, yra kiti galbūt nelabai mėgsta, nes neturi to tokio gausaus putojimo, bet jisai labai, aš vat, ką esu pajutus, draugiškas yra rankom ir neišsausina taip rankų odos, kaip bet kokie kiti plovikliai. Aš jau prieš tai irgi naudojau, ieškodavau tų tokių mažiau kenksmingų, mažiau sintetinių, kad būtų be sintetinių kvapų. Tai va, bet šitas, tai ir kvapas Styvso yra tikrai jau man toksai asociacija su švara ir gerumu, o plus ir rankom geras pojūtis, o putojimui dabar atradau naują dalyką, tai ir beje koncentracija, irgi aš jį skiedžiu, paėmiau muilo buteliukai, kurie gamina putas, kurie, yra specialūs tokie buteliukai, kurie gamina putas. Tai va, įpylus šito ploviklio, truputėlį atskiedus vandenį, automatiškai putas ir yra tas putojimo efektas, kurio mes labai norim, kaip plaunam indus. Tai ir gerokai taupiau susinaudoja visa šita priemonė, daug ilgiau užtenka. Tai pasidalinu tokiu atradimu. Šito labai laukiau, tai yra V6 papildymas. V6 yra 6 augalinių aliejų mišinys. Tai yra bazė, mes su tą bazę darom, jeigu reikia masažuoti kažką, atskies, daugeliu priemonių, serumų pasidaryti, jeigu tokių savos gamybos, labai puikiai tas aliejus veikia, jisai yra nuriebalintas, tai nekemša porų. Tai labai malonus yra naudoti kūnui. Su įvairiais eteriniais aliejais aš prisilašinu ir po dušo visą laiką tepuosi. Su šitu aliejum aš taip pat valau makiažą ir tikrai jisai pas mane labai eina, todėl ir perku didelę pakuotę papildymui, kad būtų. Taip, toliau, dovana. Dovana už didesnį užsakymą, man atrodo, čia yra 2 laiptelio ar tai 3 laiptelio dovana. Cellulit Magic masažinis aliejus. Jisai tikrai esu turėjęs, labai maloniai kvepia ir prieš vasarą jisai padeda odai atsinaujintis, šiek tiek stangrina ir plus malonaus kvapo. Tai va, tai labai smagi dovana. Dar viena dovana yra pipirmėtės ir kedro muilas. Tai irgi muilus labai mėgstu ir pati pasidaryti, bet mėgstu pakaupti ir turėti turiu indą vonioj, kurioje susidedu visus muiliukus. Tai labai mėgstu. Taip, ir tada turėtų būti aliejai pas mane. Taip, kas čia? Kardamonas. Kardamoną nesu turėjus. Ir būtent norėjau, kai per žinias išgirdau, ten Kaune berods yra atsidariusi paroda kvepalų įvairių ir ten kaip tik dalinosi Kleopatros kvepalais, į kurį įeina kardamonas, cinamonas ir koks dar eterinis aliejus reikės, esu užsirašius. Galėsiu pasidalinti, tai labai norėjau išmėginti ir pasidaryti, ir myros eterinis aliejus. Tai va, kardamonas, cinamonas ir myra, berods, jeigu neklystu. Tai labai norėjau išmėginti tą formulę ir pasidaryti kvepaliukus, kuriais kvepinosi Kleopatra. Tai pasižiūrėsim, kaip kvepia. Prieskoninis, grynai kardamonas. Kartu su cinamonu ir myra turėtų tikrai puikiai kvepėti, būti viena tokia stipri kompozicija, šilta. Tai kas čia dar? Labai įdomu visą laiką, kai gauni, nes tu neatsimeni, ką tu užsisakei. Tai va, ir tada yra tas toksai Kinder siurprizo efektas, kai gauni. Taip. Čia, dar viena dovana yra šio mėnesio už užsakymą, tai rozmarinų
eterinis aliejus, rozmarino eterinis aliejus yra labai naudingas plaukam. Jį labai naudingai masažuoti į galvos odą, nes skatina visą kraujotaką, cirkuliaciją ir plaukų augimą, o taip pat tai yra labai gerai paskatina smegenų veiklą, mąstymui, susikaupimui, minčių koncentracijai, tikrai labai ypatingas. Tai mes įtrindami galvą, mes 2 dalykus išlošiam ir plauką primaitinam, jį paskatinam augti ir būtent padedam teisingai, švariai mąstyti savo mintim. Ir dar viena dovana yra pušų eterinis aliejus. Yra tokia rekomendacija, kad jeigu visą laiką rasti laiko pasivaikščioti po miške, nes tai yra mus prisotina deguonies, pakelia natūraliai vibracijas, atpalaiduoja, bet kartais, kai to laiko viskam trūksta, tai paprastas būdas į difuzorių įsilašinti ir turėti mišką namuose. Tai labai geras kvapas pušų ir, žinoma, pipirmėtė. Mano vienas mylimiausias, aš jau tikrai daug pipirmėtės naudoju, dažnai tai užsisakau metus turbūt kokius, nežinau, turbūt į 4 kartą, bent buteliukas tikrai pas mane sueina. Tai va, tai toks vienas įnamiausių eterinių aliejų, labai daug kur panaudojamas, ar tarkim, susimušiai, tai kaip ledas veikia, jisai šaldo. Jeigu kažkoks rūgštingumas, refliuksas ar sunkumas pilve, tai būtent nuima tas rūgštis, pagerina visą žarnyno veiklą, virškinimo sistemą. Jeigu galvą skauda, irgi galim patepti, tai reikia saugoti akių sritį, nes jisai tikrai labai stipraus yra kvapo ir toks gana tokį sukelia net ašarojimą, jeigu prie akių priliesim, tai akis reikia saugoti, bet irgi duoda tokį šaldymo efektą. Čia patepus smilkinius, sprandą, galvos skausmas dažniausiai praeina. Kur dar? Nuo slogos iš karto atkemša, labai puikiai į delnus pauostyt ir labai gerai karštį nuima. Tarkim, dabar vasara artėja, labai gerai pasidaryti galima su vandeniu irgi purškiamą buteliuką, įlašinti pipirmėtės ir levandos, pripilti vandens, suplakti ir tokį savo atsigaivinimui vasarai labai gera priemonė, visai nebrangiai gaunasi. Tai tiek mano užsakymo šį kartą. Lyg ir daug, lyg ir nedaug, dar norėčiau, labai jau turiu sąrašą ir kitam mėnesiui. Tai va, ir kadangi liko 2 dienos, labai kviečiu pagalvoti, jeigu kažkas vis svarstote, kad norėčiau, bet dėlsate, tai kviečiu pasiryžti. Šį mėnesį buvo labai geros akcijos, jos pasibaigė naujiem nariam, kai galėjom rinkinį įsigyti ir gauti dar vieną difuzorių dovanų. Bet visi dalyvaujantis lojalumo programai, dabar yra nauja ta programa, kai tu kiekvieną mėnesį perki, tai 3 mėnesius darant lojalumo užsakymus, su 4 mėnesio užsakymu jūs gaunate difuzorių dovanų. Tai aš manau, tai yra tikrai puikia dovana ir labai vertingas įsipareigojimas savo, kuris apdovanojamas yra. Taip pat šį mėnesį, kas yra nauji nariai ir padaro užsakymą už 100 PV taškų, tai gauna geranium burbono eterinį aliejų. Tai yra pelargonijos eterinis aliejus, bet jisai toks pagal kvapą neturi kažkiek gal net ir rožės natų, toks šiek visiškai kitaip kvepia negu paprasta pelargonija. Tai tikrai ypatingas ir kvepaluose dažnai naudojamas eterinis aliejus. Ir aš nuo savęs irgi labai noriu paskatinti ir padovanoti, visą laiką esu labai dėkinga ateinantiems į mano komandą.
Tai kas pasiryšite pirmadienį, antradienį prisijungti ir atliksite užsakymą už 100 taškų, galėsite pasirinkti ir aš kitą mėnesį jums sakysiu už 30 taškų tai, ko jūs norėsite iš Young Living eterinių aliejų. Tai tikrai, kas jungsitės, mano rekomendacija bus mano asmeninė dovana, o palaikymą tai irgi visi gauna ir konsultacijas irgi visi gauna. Tai kviečiu ir laukiu savo komandai. Mūsų nusimato labai įdomi vasara. Tai tiek ir iki.